Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Elisa y encantada de conoceros. Mano vardas Elžbieta ir esu ispanų kalbos mokytoja ir online mokyklos įkūrėja. Visą informaciją, jeigu ką, rasite žemiau. O šiandien mes su jumis, aš su jumis, taip, noriu dar vieną užrašyti pamokėlę, tam, kad jūs galėtumėte išmokti, galbūt pasimokyti, galbūt kažką užmiršote ir taip su mano pamokėlėmis jūs prisimysite kažkokią informaciją. Ir šiandien labai įdomi pamoka, nes mes šiandien kalbėsime apie stalo įrankius. Taip, labai būtina tema yra ir aš manau, kad galim pradėti. Pradėsime mes nuo to, kad Ispanijoje dauguma žmonių valgo 5 kartus. Yra 3 pagrindiniai valgymai ir 2 užkandžiai. Ir dabar mes pasižiūrėsime, kaipgi jie vadinasi, ane? Taigi, pusryčiai tai yra el desayuno, pietus la comida, ir vakarienė la cena. Taip, 3 pagrindiniai. Ir yra 2 užkandžiai. Priešpiečiai, el almuerzo ir la merienda, pavakariai. Vat, dabar jūs turite visus 5 valgymus. Ir važiuojame toliau. Pradėsime mes nuo stalo įrankių, nuo lėkščių. Kaipgi mes vadiname lėkštes. Jos yra įvairios. Taigi, aš sakysiu ispaniškai ir jums prikabinsiu nuotrauką, kad būtų geriau įsiminti. Galbūt vaizdinė atmintis yra geresnė. Taigi, mes turime plato llano, plato hondo. Šalia lėkščių mes turime tenedor, cuchara, cuchillo, cucharadita. Taip pat šalia mes turime la servilleta ir la copa, por ejemplo, pavyzdžiui, la copa de vino, la copa de champán o de cava y el vaso, stiklinė. Dažnai ant stalo taip pat mes rasime el salero, el azucarero, la aceitera, cafetera. Ir dar svarbus dalykas yra la jarra, ąsotis, irgi labai svarbus. Ir ant stalo mes turim platos principales, taip, pagrindiniai patiekalai, entrantes, užkandžiai ir el postre, desertas. Jeigu jūs norite užkandžiauti, taip pat užkandžiauju, sakote, aš užkandžiauju. Ir žodis užkandžiauti yra picotear, taip, picotear. Ir mes sakome, pavyzdžiui, jo picoteo. Taip, aš užkandžiauju, picotear. Ir žinoma, jeigu yra stalo įrankiai, vadinasi, yra ir stalas yra la mesa, o ant ko mes sėdime, la silla. Toliau, kaip padengti stalą? Reikia padengti tam, kad viską valgyti. Taip, mes ispaniškai sakome poner la mesa. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, reikia padengti stalą, hay que poner la mesa. Jeigu aš kreipiuosi konkrečiai į kažkokį žmogų, pavyzdžiui, savo vaiką, dukrą, nežinau, vyrą, aš sakysiu, tienes que poner la mesa. Taip, turi padengti stalą. Ir žinoma, po viso baliaus, ką mes darome, viską atgal. Ir ispaniškai mes galim sakyti 2 būdais. Arba recoger la mesa, arba quitar la mesa. Ir vienas ar kitas yra naudojamas. Ir vėl,
Jeigu jūs apskritai taip sakote, taip, tai jūs galite sakyti hay que quitar la mesa, hay que recoger la mesa, o jeigu kreipitės konkrečiai, taip, į jūsų šeimos narį, tai jūs sakysite tienes que recoger la mesa arba tienes que quitar la mesa. Ant stalo, kai mes padengiame pirmą dalyką, ką mes ten padedame, tai yra staltiesė, o staltiesė ispaniškai yra el mantel. Jeigu jūs norite paklausti, kelintą valandą mes valgysime, a qué hora vamos a comer, arba a qué hora comemos, a qué hora cenamos, a qué hora desayunamos. Arba tą mano pirmą konstrukciją galite naudoti. A qué hora vamos a desayunar, a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a cenar. Rinkitės jums patogiausią sakinį. Jeigu mes sėdime ant stalo taip ir mes norime, kad mums paduotų duoną, pavyzdžiui, taip, el pan, duona, el pan. Tai kaip būtų? Paduok man. Mes naudosime veiksmažodį pasar. Ir aš sakysiu, pásame el pan, por favor. Taip, ar gali man paduoti duonos, prašau. Ir bet kokį dalyką su šito veiksmažodžiu pasar jūs galite paprašyti bet ko. Por favor, pásame el salero. Por favor, pásame el azucarero. Taip, jūs galite su veiksmažodžiu pasar prašyti visko, kad jums paduotų. Ir čia būtų viskas. Tikiuosi jums patiko, tikiuosi jūs įsidėmėjote, žodelius užsirašėte, galbūt jau žinojate, rašykite komentaruose, mes taip su jumis bendrausime. O aš atsisveikinu su jumis ir jau greitai pasimatysime kitame video. Adios!